arba kai daug kas tampa nebesvarbu. Trumpai apie save, kas aš esu. Turbūt Justas Jaskonis, blogeris žino, šviečia labai lempus. Kartais rašau, kai turiu laiko, bet truputį veikiu daug. Visiems geras žmogus pradedu padėti. Turiu savo asmeninį dienoraštį, Jaskonis LT taip ir vadinas. Jūs galite matyti, galite mane vadinti Justu. Darbo metu turbūt dirbu darbo vietoj, užsiemu socialinę veiklą, užsiemu draugais visais, panašiai. Tai va, ir prasidėjo viskas nuo šių metų ir viskas kartu supuolė. Suprantat mane? Darbas supuolė, laisvalaikis supuolė, nes buvo daug laiko, iš pradžių nedirbau, nes darbas atsirado, po to, sakiau, socialinė veikla atsirado kažkokia, po to draugam dar reikia pradėti, geriem draugam. Bet jau porą metų yra šitas tinklapis, kurį aš kartais rašydavau, kai turėdavau laiko. Rašydavau apie bet ką. Rašau apie bet ką, apie vienatvę rašau, apie liūdesį, apie ilgesį rašau. Nesvarbu. Tai va, o darbo metu yra Lietuvos inovacijų centras, yra Inovacijos LT. Tai, ką mes dirbam nuo 8 iki 5, bent jau dirbam iki kovo 2, kol manęs nepaguldė. Vėl trumpai apie ligą, aš parkavausi ir užspaudė šiek tiek ten iš galo. Tai 2 savaitės visi gydytojai bandė surasti, gulėjau neurochirurginiam skyriui, šiandien surado pagaliau. Sakė, vaikeli, tau mikroinsultas. Tai va, socialinė veikla buvo labai paprasta, JCI Vilnius, JCI Lietuva, komunikacijos koordinatorius. Taip pat su JCI Vilniaus pradėjom Pečiakčią organizuoti, kuri vyko jau 2 kartus. Pečiakčia beveik kaip Ignaitis. Panašiai, tai yra 20 skaidrių. Po 20 sekundžių, 6 minutės 40 sekundžių pristatyti savo idėją. Vyko VU, prieš sausio mėnesį, vyko praeitą mėnesį daiktų viešbutyje ir panašiai. Yra draugai. Draugai, tai yra Sunsu, yra Herity, yra kitas projektas, yra geri draugai. Yra, tarkim, Martins LT, yra Stalas ir virtuvė ir visi tie dalykai į krūvą susidėjo. Tai todėl aš priguliau šiek tiek, nes truputį užspaudžiau. Matot. Jeigu vėl apie ligą sugrįžtant, savaitę turbūt negalėjau, koordinacija buvo dingus. Vaikščiau kaip 2 metų vaikas, nes reikėtų, sakiau, man labai gerai turėklą yra ligoninėj, palaikyti už kažko tai. Bet su lašelinėm atpumpavo ir atrodo viskas bus gerai. Tada supratau, kad daug kas nebesvarbu. Mus bando atimti dėmesį laikraščiai, televizija, bando žurnalai, visi reikalauja to dėmesio iš mūsų, kad atimtų, kad mes skaitytume. Taip pat bando reikalauti visokie blogeriai. Čia nieko blogo, tai yra, nežinau, tai mes skaitom kasdien, Lokino konferencija irgi prasidėjo kasdien, portalai kasdien. Mes nuolatos esam kaip priklausomi nuo informacijos, nes mes norim viską perskaityti. Taip pat priklausomi nuo darbų. Bet kol tu neatsiguli, kol tavęs neišjungia, tu nesupranti, kad tai netampa visiškai nesvarbu. Darbai gali palaukti, informacija gali palaukti. Svarbu tai, kas yra svarbu, pagal tavo vertybės. Tai ir noriu šiandien pasakyti, labai trumpai. Nes jie visi nori mūsų dėmesio ir mes neturim jų pasimti. Mes turim susikoncentruoti ties savo reikalais ir tada viskas įsigrynina. Turbūt po savaitės, kitą savaitę išvažiuosiu į Palangą, kad pasiekti harmoniją. 3 savaitėm, ne į Palangą, atsiprašau, Šventąją, ar paskui reabilitaciją. Draugas sakė, kad būtų gerai, kad būtų birželio arba liepos mėnesis, bet nieko, jūra, nors tai. Tai va. Ir aš tikiuosi, darbingumas atsiras. Darbingumas jau atsiranda po truputį. Nes tapo aiškiau, kažkaip viskas prasivalė, viskas atkrito, iš 80 laiškų, visiems parašiau, kad aš ligoniniai ir tapo viskas lengva. Reikalų nebereikėjo. Ką aš norėjau pasakyti ir ką aš noriu pasakyti, balansas turbūt svarbiausia. Tai prašau, nepamirškite šito, kad ir kaip jums atrodytų, kad valandų yra per mažai, kaip atrodytų, kad darbų yra per daug. Jie tikrai gali palaukti, informacija taip pat. Mano kelionės tikslas kitą savaitę, tai yra energetikas, tai remia valstybė. Pagal nuotraukas ten labai gražu, bent jau rudenį būna, toks parkelis yra. Tai aš tikiuosi, gal lapų nebus, bet tai kelis tas bus. Tai tuo keliu aš planuoju 3 savaitės vaikščioti.
Tai ačiū Jums labai. Ir sėkmės kitiems.